Sveiki, šiandien vėl prie Nemuno atvažiavau, į Anglininkus šį kartą. Čia į vietelę tokia, kur vasarą buvau atvažiavęs pirmą kartą, tai praeitą kartą čia vasarą nieko nepagavau gero. Na, bet vieta gera pasirodė, tai bandysiu šį kartą rudenį. Ką gali žinot? Važiavau, mašinų daug buvo, vietų 2-3 kokias laisvos. Žmonės žvejoja, gal kažkas yra, žiūrėsim. Kai nuruošti jauką, šersiu, sistemėlę surišiu ir pirmin. Tai va. Jauką bandysiu juodą šį kartą, ruduo visgi. Kvepia skaniai. Turiu ir šviesaus, gal po to biškį dadėsiu, sumaišysiu. Bet kol kas pradžiai su jodu bandysiu, žiūrėsiu, kaip žuvis atsilieps, neatsilieps, kaip reaguos. Nereaguos, tai dadėsiu šviesaus. Oras, pasakyčiau, geras. Taip, lietaus sakė nebus, bet krapnuojo kažkaip prie ryto arčiau naktį. Gaivu, taip. Žiūrėjau, apie plus 20 šiandien saulytė turėtų būti. Taip. Nuteikia gerai. Gal ir žuvytė išeis maitinti. Dugnas nuskanuotas. Tai va, tai dar nupiešiu. Pas mus eina va toks. Viršui čia nuo 5 iki 5 čia apsukimai ant rytis. O čia skaičiukai per kiek skaičiuoju ir per kiek laiko nukrenta svarelis ant dugno. Tai galvoju žvejot kažkur nuo čia ir pradėt, nuo 5 apačiai. Atsibosta, bet ką darysi, reikia dugną. Pusę valandos užtrukau. Na ir tiek. Na, pagaliau meškeres užmečiau. Vieną toliau, ten kur piešiau diagramą, skanavau dugną, kitą arčiau. Tiesiog iš akies metu kažkur ir tokį va vėl darysiu eksperimentą. Kokia meškerė ant kokios labiau kibs. Ant tos meškerės, kur arčiau distancijas lieka, dėsiu tik tais ir dar po to boilį bandysiu kombinuoti, o čia dzika su kviečiais. Na ir ką, pirmas kibimas ant slieko ir uždarom kukurūzų. Ant meškerės, kur metu, bet kur, bet kaip. Karšiukas, neblogas, iki kilogramo toks. Visai neblogai, nufilmuoti nespėjau, aišku, iš karto, nes kamera nukrito, bėgau. Galvojau, geras jau kažkoks. Nieko, bandau toliau. Vienuoliktą valandą beveik, be 20. Žvejoju realiai apie valandą laiko. Tai vienas kibimas tai ir buvo ant slieko su kukurūzu vienu. Ir jisai buvo realizuotas. Ir ant tos meškerės, kur nieko neskanavau dugną, be klipso, be nieko tiesiog. Bet labai arti, skaityk ant brovkis, kaip pradeda krist.
ten vat uždėjau. Kaip gerai dabar rudinėlį. Šilta pavalgyti. Šiandien tam krante matailį plovė, plaukė mačiai. Iš ryto pačio. O čia, kad po biškį judina nesąmonės. O ten tai buvo kibimas, iš ką drebėjo, visą meškę. Kaip normalus kibimas, tai normali žuvis. Geriam kavytę ir permetam. Vėl dirbam čia su fideriu. Oi, sėdėsi nepagausi. Tikrinsim. Tai dzikas iš vis neliestas. Net juda dar. Nu, mes artimą distanciją. Pusė 4 vakarą. 2 žuvis turiu. 1 karšį kilograminį. Paplakį 150 gramų. 2 kibimai ir buvo normalas realiai. Smulkmės visiškai nėra, nekimba. Kur jinai dingo, neaišku. Dar 3 valandėlės pasėdėsiu. Kas čia gausis, pažiūrėsiu. Bet kažkaip keista. Net keista, kodėl smulkmė nekimba visiškai. Šitą vat nesuprantu. Anksčiau nors ešeriukas, dar kažkas, kojytė kokia. Dabar. Šeštą valandą jau vakaro. Per visą dieną mačiau 2 kibimus, kurie buvo realizuoti. 2 žuvis. Daugiau nei kibimo. Kažkokie dribėjimai. Meškerės galūnės, bet nieko rimto. Čia pas kaimynai sėdėjo žvejai, tai 10 plakių pagavo mažiukų, bet irgi nieko rimto. Pas mane net ir, kaip keista man, net smulkmė nekybo. Tai nesuprantu kodėl. O čia buvo dar vienas žvejys atvažiavęs pašnekėti, tai sakė irgi. Šiandien kažkaip nieko gero. Mašinų irgi, 1 mašina tik liko, iš ryto buvo pilna. Tai dėl to čia visi ir išvažiavo. Karščio nėra. Ir apskritai, žuvies nėra čia šiandien. Tokias pagautas žuvis. Paleidžiu žuvį. Žvejybą savo baigiu, važiuoju namo. O, gražus. Visiems nei žvyno, iki kitų kartų.